Žmogiškoji klaida už 9 milijonus. Kas teisus, kas kaltas? Jau kelias savaitės žiniasklaidoje tvyro chaosas dėl korupcijos gynybos pirkimuose. Kalbama apie užtvarų vadinamų drakono dantimis pirkimą už 9 milijonus eurų, 10 kartų brangiau nei rinkos kaina. Nepaisant akivaizdžių pažeidimų, valstybės institucijos atsisako pradėti tyrimą, kas leidžia įtarti aukštų gynybos ministerijos pareigūnų dalyvavimą schemoje. Skandalo centrą – Lietuvos kariuomenės logistikos valdybos ir UAB Taiklus sutartis. Situacija tapo vieša po mano įrašo, kuriame buvo pateikti šokiruojantys skaičiai. Už vieną drakono dantį gynybos ministerija sumokėjo 3240 eurų, nors jo mažmeninė kaina neviršyje 300–350 eurų. Paprasta aritmetika rodo, esant tokiems antkainiams, bendra 9 milijonų eurų sutarties suma primena paprastą biudžeto lėšų plovimą. Į pateiktą informaciją kai kurios Lietuvos žiniasklaidos priemonės, ypač portalas Delfi, bandė reaguoti kaip į nemalonų nesusipratimą. Vadinamajame tyrime žurnalistai viską nurašė žmogiškai klaidai dokumentuose, o mane apkaltino manipuliacijomis ir skandalo masto perdėjimu. Tokie pasiteisinimai kelia bent jau nuostabą. Tokio masto ir svarbos pirkimai vyksta per daugiasluoksnę komisijos derinimo procedūrą, kurioje, pagal turimą informaciją, dalyvauja nuo 10 iki 15 žmonių. Labai mažai tikėtina, kad ne vienas iš šių specialistų nepastebėjo papildomo skaičiaus, kas kelia abejonių dėl klaidos versijos ir leidžia įtarti galimą sąmokslą. Bet po pirmųjų publikacijų, kuriuose buvo atskleisti draugiški ryšiai tarp Taiklų vadovo ir ministerijos atstovo, sekė labai iškalbinga reakcija. UAB Taiklų vadovas Kneželis skubiai ištrinė savo Facebook paskyrą, akivaizdžiai bandydamas nuslėpti kompromituojančius ryšius su gynybos ministerijos pareigūnu. Tokie veiksmai sunkiai gali būti vertinami kitaip nei bandymas sunaikinti įkalčius. Tokia praktika, siekiant pasibelnyti iš milijardinius gynybos pirkimų, nėra nauja. Verta prisiminti garsų korupcijos atvejį, statant miestelį Vokietijos brigadai, kuris kainavo pareigas gynybos išteklių agentūros direktoriui ir viceministrui. Pats neramiausias šios istorijos aspektas – visiškas valstybės institucijų neveiklumas. Aš perdaviau informaciją apie akivaizdžius korupcinių sąmokslo požymius specialiųjų tyrimų tarnybai, STT, finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie VRM ir net Seimo nariams. Reakcija – kapų tyla. Galiu daryti išvadą, kad šiuo atveju korupcinėme pažeidime dalyvauja labai aukšti gynybos ministerijos pareigūnai, jei net specializuotos valstybės institucijos nereaguoja į gautą informaciją. Toks pareigūnų ir teisės saugos solidarumas nepalieka abejonių. Sistema veikia ne nusikaltimo atskleidimui, o jo slėpimui. Klausimas, kas kaltas, pamažu virsta klausimu, kas už to stovi. Ir kol valdžia apsimeta, kad nieko nevyksta, 9 milijonai eurų, kurie galėjo būti skirti sveikatos apsaugai, švietimui ar realiems kariuomenės poreikiams, išnyko be pėdsakų. Biudžeto pinigams pastatyta korupcinė spąstų sistema toliau veikia. Lieka atviras pagrindinis klausimas, ar atsiras jėgų, galinčių įveikti uždarą ratą ir patraukti atsakomybę kaltuosius šioje aferoje. Ar daugiamilijoninis sandoris dėl drakono dantų taip ir liks dar viena tamsia dėmė Lietuvos gynybos institucijos reputacijoje, nurašyta kaip banali žmogiškoji klaida?